Žinios lengvai. Remia Telia. Kviečiame klausyti žinias apie svarbiausius savaitės įvykius lengvai suprantama kalba. Lengvai suprantama kalba reikalinga žmonėms, kuriems yra sunku suprasti įprastą informaciją. Paryžiaus paralimpinės žaidynės. Rugpjūčio 26 dieną Paryžiuje prasidėjo paralimpinės žaidynės. Paryžius yra Prancūzijos miestas. Paralimpinės žaidynės yra sporto renginys, kuriame dalyvauja daug sportininkų su negalia iš skirtingų pasaulio šalių. Paralimpinėse žaidynėse dalyvauja sportininkai net iš 168 šalių. Žaidynėse taip pat dalyvauja skirtingų sporto sričių sportininkai. Pavyzdžiui, futbolininkai, krepšininkai, plaukikai ir daug kitų sportininkų. Paralimpinėse žaidynėse dalyvauja ir sportininkai iš Baltarusijos ir Rusijos. Kitos šalys nenorėjo, kad paralimpinėse žaidynėse dalyvautų Rusija ir Baltarusija. 2022 metais Rusija užpuolė Ukrainą, o Baltarusija padeda Rusijai ir palaiko karą Ukrainoje. Šiuo metu Ukrainoje vis dar vyksta karas. Todėl Baltarusijos ir Rusijos sportininkai turėjo įrodyti, kad jiems nepatinka karas Ukrainoje. Tik tada Rusijos ir Baltarusijos sportininkai galėjo dalyvauti žaidynėse. Paralimpinėse žaidynėse taip pat dalyvauja sportininkai iš Lietuvos. Iš viso žaidynėse dalyvauja 9 Lietuvos sportininkai. Paralimpinės žaidynės galite žiūrėti per Lietuvos nacionalinę televiziją LRT. Įtraukusis ugdymas. Nuo šios rugsėjo 1 dienos Lietuvoje įsigaliojo įtraukiojo ugdymo įstatymas. Įstatyme yra parašyta, kad mokyklose visi vaikai turi mokytis kartu. Pavyzdžiui, mokyklose turės mokytis vaikai be negalios, vaikai su negalia, vaikai su specialiaisiais poreikiais, kuriems gali reikėti pagalbos, pavyzdžiui, mokytis. Anksčiau vaikai su negalia mokydavosi atskirai. Tai reiškia, kad jie mokydavosi atskirose mokyklose arba atskirose klasėse. Tačiau visi vaikai yra bendruomenės dalis. Visi vaikai turi mokytis kartu. Jeigu vaikui reikės pagalbos, jam turi padėti specialistai, kurie dirba mokykloje. Pavyzdžiui, padėti mokiniui su negale perskaityti užduotį. Tačiau ne visi Lietuvos gyventojai pritarė, kad visi vaikai mokytųsi kartu. Pavyzdžiui, Širvintų merė Živilė Pinskuvienė sako, kad Širvintose vaikai su negale mokysis atskirai. Živilė Pinskuvienė yra Širvintų merė. Tai reiškia, kad ji vadovauja Širvintų miestui. Daug Lietuvos politikų nepritarė Širvintų meriai. Jie sako, kad visi vaikai turi mokytis kartu ir gauti pagalbą. Rudens stresas. Specialistai sako, kad rudenį žmonės jaučia daugiau streso. Stresas gali būti, kai žmogus, pavyzdžiui, daug nerimauja, blogai miega, sunkiai susikaupia, dažnai liūdi. Taip gali būti, nes žmonės grįžta iš atostogų ir pradeda dirbti. Vaikai pradeda mokytis. Tai reiškia, kad žmonių gyvenimas keičiasi. Specialistai sako, kad jeigu jaučiate stresą, darykite tai, kas jus ramina. Tai yra kiekvieną dieną kažką darykite tuo pačiu metu. Pavyzdžiui, kiekvieną rytą gerkite kavą. Kiekvieną vakarą valgykite vakarienę. Sportuokite. Darykite kvėpavimo pratimus, giliai įkvėpkite ir tada iškvėpkite. Darykite tai, ką mėgstate. Jeigu vis tiek jaučiate daug streso, kreipkitės į specialistus. Skiepai. Nuo rugsėjo 1 dienos kai kurie žmonės gali nemokamai skiepytis nuo erkinio encefalito. Erkinis encefalitas yra labai sunki liga. Šią ligą nešioja erkės. Jeigu jums įsisiurbė erkė, jūs galite užsikrėsti erkiniu encefalitu. Kai žmogus serga erkiniu encefalitu,
Jis gali sunkiai sirgti, gali įgyti kokią nors negalią, pavyzdžiui, regos. Tai reiškia, kad žmogus nebegalės matyti. Gali mirti. Nuo šios ligos vaistų nėra, tačiau jūs galite pasiskiepyti, tada jūs nesusirgsite. Jūs galite pasiskiepyti nuo erkinio encefalito nemokamai, jeigu jums yra nuo 50 metų iki 55 metų ir jeigu jūs turite privalomąjį sveikatos draudimą. Jeigu žmogus turi privalomąjį sveikatos draudimą, jis gali gauti nemokamą gydymą. Visi žmonės, kurie dirba ar mokosi Lietuvoje, turi privalomąjį sveikatos draudimą. Visi vaikai arba asmenys su negale taip pat turi privalomąjį sveikatos draudimą. Jeigu žmogus nedirba ir nesimoko, jis pats gali susimokėti už šį draudimą. Kad skiepas pradėtų veikti ir jūs būtumėte saugus, jums reikės pasiskiepyti 3 kartus. Jeigu norite pasiskiepyti, skambinkite savo šeimos gydytojui. Jis pasakys, ką reikia daryti toliau. Žinias lengvai suprantama kalba rengė Irma Jokštytė-Stanevičienė ir Miglė Baltrūnaitė. Žinias vertino Ingrida Olševskytė, skaitė Lina Žaltauskaitė. Žinias lengvai remia Telija. Lengvai suprantama kalba reikalinga žmonėms, kuriems yra sunku suprasti įprastą informaciją.